Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki paskutinėje mūsų prieš atostogėles laidą susirinkę klausyti Šratinuko pasakėlių klausytojai. Na, ir šį kartą vėl esu aš kartu su jumis, tai aš Dalia, ir pasikviečiau šią laidą kartu su manimi pabūti jau labai gerai žinoma, pažįstama, ir dabar pasistengsiu, neišduosiu jums, su kuo aš esu, pabandykit atpažinti iš balso. Pasisveikink. Sveikučiai visi, labas. Na, manau, jau turėjote pažinti, o kas šiek tiek abejoja, tai galiu pranešti, kad su manimi šioje laidelėje yra Viktorija. Na ir mes iš karto nieko nedelsdamas norime prisiminti praėjusios laidos mįslę. Praėjusią laidą, jeigu atsimenate, aš buvau tik su Klementina, o šiandien esu tik su Viktorija. Taigi visą laiką kažkaip vesdavom laidelės, kad po 3 būdavome, o šį kartą jau į pabaigą mes taip po dvi likom. Taigi, bet ir dviese mums nieks netrukdo. Ir iškart primenu mįslę, bandysiu atsiminti pati. Buvo kažkas, kad kojytė žalia, galvytė raudona. Jei nekaistu, taip ir skambėjo mįslė. Taigi, Viktorija, ar žinai įminimą? Kojytė žalia, galvytė raudona. Na, kojytė žalios tai gal koks kotas, galvytė raudona tai rožė gal kokia. Na, panašiai galvoji, nes šios mįslės įminimas yra gėlė, nes yra ne vien tik rožių žiedai raudoni. Yra aguonos raudonos, kokiu dar žinai raudonžiedžių gėlių. Na, dabar būtų labai sunku pasakyti. Na, bet jų tikrai yra ne viena ir ne 2. Na, o apie tas gėlių spalvas mes šį kartą ir pakalbėsim, nes šią laidą mes skiriame diskusijoms ir pasakoms apie gėles ir galbūt netgi ne tik gėles, o apskritai apie augalus. Taigi ir iš karto pristatau pirmąją mūsų šios dienos pasaką ir iš karto pranešu, kad mes šiandien jas turėsime 2 ir abi jos bus tos pačios autorės, tai Anos Saksės pasakos apie gėles ir pirmoji yra apie jazminą. Taigi paklausykime. Kitąsyk senų senovėje visos gėlės buvusios baltos. Vieną dieną į sodą atėjęs dailininkas su didelė dėže dažų ir pilnu glėbiu teptukų. Sustokit aplink mane ir išsirinkit, kokios spalvos žiedus norėtume turėti. Sušuko jis gėlėms, krūmams ir medžiams, ir tie vikriai šokė rikiuotis, kad tik greičiau gautų kuo gražesnių spalvų. Arčiausiai dailininko stovėjo jazminas. Tad jis ir pasakė, kad norėtų aukso geltonumo žiedų, tokių kaip jo mylimosios saulės plaukai. Kaip tu drįsai užlysti už akių karalieniai rožiai? Dailininkas atstūmė jazminą. Aš nelindau, aš jau daug metų čia stoviu, įsižeidė jazminas. Bet galėjai susiprasti, kam priklauso garbė visur būti pirmam, pamokė jį dailininkas. Už bausmę liksi paskutinis ir tai dar gausi gerai manęs paprašyti. Ne, ponė, nieko aš neprašysiu. Ilgiausiai dailininkas gaišo su rožėm. Tos puikiosios karalienės prasimanė visokiausių spalvų. Tai raudonos, tai geltonos, tai rausvos, tai oranžinės. Tik mėlynos nė viena nenorėjo, mėlyna mat esanti prasčiokų spalva. Todėl, kad nereiktų dažų perniek išmesti, dailininkas mėlynai nudažė neužmirštuolės ir rugiagėlės. Tiesa, jos norėjo raudonos spalvos, bet dailininkas tarė tokiom kaimietėm tiksint ir mėlyną. Taip ir yra. Aguonos mokėjo prieš dailininką pasistaipyti, todėl jis nepašykštėjo dažų ir storai jas nutepė. Jurginai pasimeilino dailininkui ir jis už tai daug dienų dažė juos švelniausiom spalvom ir atspalviais. Varnalėšo buvo labai nuolanki. Kai dailininkas paklausė, kokios spalvos jį norėtų, Varnalėšo atsakė: Kokią ponas duosit, tokia bus gera. Dailininkas nutapė jo žiedus pilkai ir paklausė, ar ji patenkinta. Taip, ponė,
Jūs jau geriau žinote, kas kam tinka. Aš suprantu, visiems skaisčių spalvų neužteks, o jei visi bus tokie gražūs kaip rožės, tai ir jų gražumo niekas nebematys. Dagilis buvo atkaklesnis ir gavo rausvus žiedelius. Našlaitės prie dailininko atėjo visos kartu ir tūptelėjusios mandagiai jį pasveikino. Tai buvo taip gražu ir lipšnu, dailininkui jos pasirodė panašios į mažas mergytės ir jis išpaišė našlaitėlių žiedus kaip veidelius, smagius, liūdnus ir rimtus. Obelis dailininkui pažadėjo visą krepšį obuolių, tegu tik nudažo jo žiedus šviesiai rožinę spalvą. Tad ir dailininkas nepagailėjo jėgų, karstėsi obels šakomis lygi pat viršūnės. Alyvos sugalvojo kuo kitu atsilyginti, jei tik dailininkas nešykštės joms spalvų. Tu galėsi pavasarį mus skinti, Tarė viena alyva. ir nešti puokštę savo nuotakoms. Atsiprašau, tai yra nuotakai. Pasitaisė jie. Ir kuo daugiau mūsų nuskinsi, tuo vešliau mes žydėsim. Už tokį nemandagų apsirikimą tu liksi balta. Įsižeidęs dailininkas atstūmė prašytoją, bet kitas jos seseris nudažė skaisčiom spalvom. Pienės atnešė dailininkui puodinaitę tirštos grietinės ir šis negailėdamas ėmė tepti jos aukso geltonumo dažais, kuriuos Jazminas buvo savo išsirinkęs. O tų pienių nė galo nė krašto nematyti. Dažydamas pienės, dailininkas prisiminė Jazminą, kuris pats pirmasis buvo geltoną spalvą išsirinkęs. Na, brolau, tai kaip dabar bus? Jis pašaipiai užkalbino Jazminą. Dažų mažai beliko, tačiau jei gražiai paprašysi, atiduosiu tau. Neprašysiu, užsispyręs atsakė Jazminas. Neprašysi? Žinok, su puikybė toli nevažiuosi. Supyko dailininkas. Na, jei tau taip sunku paprašyti, tai bent nusilenk. Geriau jau lūšit, bet nesilenksiu, išdidžio atsakė Jazminas. Dailininkas įtūžo ir tėškė geltonais dažais apkibusi teptuku tiesiai į Jazminą. Baisus ponas, negali nei paprašyti, nei nusilenkti. Na tai ir lik toks baltas amžinai. Toks Jazminas ir liko, baltas ir trapus. Mėginsi lenkti, nulauši. Šratinuko pasakėlės. Na, Viktorija, o jeigu tu būtum gėlė, kokios spalvos būtum paprašysi dailininko, kad tave nutapytų? Kokių žiedų norėtum? Na, tikriausiai raudonų. Raudonų, kaip rožės ar kaip aguonos? Kaip rožės ir aguonos kartu sudėjus. O tai čia jau super raudona. O aš dabar galvoju, tikriausiai prašyčiau mėlynų žiedų, nors čia sakė, kad mėlyna yra prasčiokų spalva, bet aš manau, kad tai yra visiškai nesąmonė, nes nei neužmirštuolės, nei rugiagėlės, kurios buvo nutapytos mėlynai, nėra jos nei kokios prasčiokės, nei ką. Kaip tik kai kuriems žmonėms jos yra netgi žymiai gražesnės už tas karalienės rožės. Man taip pat. Ir aš norėčiau mėlynų žiedelių. Na, Jazmino užsispyrimas štai ir paliko jį tokiu baltu. Ar tu, Viktorija, galėtum pateisinti Jazmino tokį norą pasipuikuoti, kad jis net nenusižemino dailininkui, ar atvirkščiai dailininkas yra kaltas, kad jis per daug pasipūtęs ir čia jam visi turi pataikauti? Na, aš manyčiau, kad dailininkas yra per daug save išsikėlęs ir jis mano, kad yra pasaulio viršus, pasaulio dievas, taip pat ir dėl gėlių. Jazminas, man atrodo, gerai padarė, nes parodė šitam dailininkui, kad jis nėra pasaulio bamba. Labai taiklus pasakymas, pasaulio bamba. Ir kaip sako, aukščiau bambos neiššoksi, taip ir dailininkas turėtų šiek tiek nusileisti ir čia nešokinėti, kažko tai nevaidinti. Taip aš patariu visiems radijo klausytojams, kad jeigu nuo jūsų kas nors priklauso, štai kaip šiuo atveju nuo dailininko priklausė, kokia gėlė, kokia spalva žydės, tai nesipuikuokit ir nesusireikšminkit dėl to, nes kuklumas puošia žmogų, o ne pareigos, kurios jam priklauso. Taip? Tai aišku. Na tai, ar tu, šiaip dar man dabar iškyla toks klausimas,
Ar tu tiki, kad būtent taip ir atsirado gėlių spalvos, kad nuo dailininko patepliojimų, kad dailininkas nuspalvino tas gėlės, jos taip ir žydi, ar yra kokios nors kitos priežastys, kodėl vienos gėlės yra geltonos, kitos raudonos, trečios baltos? Na, aš manau, kad čia yra gamta, biologija ir gamta sutvėrė tam tikras spalvas, o ne dailininkas nutapė jų žiedus. Taip, aš irgi manyčiau, kad čia yra tik graži pasaka. Na ir dar vienos gražios pasakos aš to jau pat kviečiu jūs pasiklausyti. Ir ta pasaka, kaip jau minėjau pradžioje, yra tos pačios kaip ir prieš tai girdėtos pasakos autorės Anos Saksės. Tai yra pasaka šį kartą bus apie saulėgrąžą. Kai saulės dukteris įsimaudžiusios sulipo eldijon ir nuplaukė toli į jūrą, jaunylė staiga apsižiūrėjo, kad krante ant ąžuolo šakos paliko auksinį savo vainikėlį. O be jo bugštų pasirodyti motinai, todėl ėmė prašyti seserų irtis atgal. Bet vyresniosios sesės sakėsi tiek pavargusios, jog nieko daugiau nenorinčios tik greičiau kristi lovon, o jeigu jaunylė tokia užuomarša, tegul tad plaukia pati viena krantan ir laukia lygi ryto, kol jos vėl atsirsiančios pasipliškenti. Jaunylė grįžo pakranten, bet, o varge, ant ąžuolo šakos vainiko neberado. Po ąžuolu stovėjo gražus jaunikaitis juodais plaukais ir mėlynom akim. Jis ištiesė stiprias rankas, apkabino saulės dukrelę ir ištarė žodžius, kurie rodė saldus lyg auksinių bičių medus. Lik pas mane amžinai, mes mylėsime vienas kitą ir niekada nesiskirsim. Kuždėjo žemės sūnus, karštai bučiuodamas ir glamonėdamas saulės dukrą. Kaip aš pasiliksiu žemės buste? Naktis čia tamsios ir šaltos, o mano motina turi aukso pilių, kur palubėj spindi deimanto žvaigždžių žibintai, kur dienos bėga berpiant aukso gijas, o vakarai maudantis jūroje. Per šventes mes šokam su mėnulio sūnumis ir važinėjame sidabriniais žirgais. O kokį gyvenimą tu man pažadi čia, žemės karalijoje? Paklausė saulės dukra. Gaivius rytus, kai rasa maloniai vilgo kojas, paukščių giesmes ir medžio ošimą, galiu tau žadėti pilnas darbo dienas ir saldų vakaro nuovargį, o naktimis tave šildys mano rankos ir lūpos, atsakė žemės sūnus. Tad parodyk man žemės burtus ir tada aš pasirinksiu, ar likti su tavim, ar grįžti namo, tarė saulės dukra. Žemės sūnus nusivedė ją prie upės, kur žydėjo ievos ir suokė lakštingalos. Ar esi kada girdėjus tokią gražią giesmę? Paklausė žemės sūnus. Ne, nesu, prisipažino saulės duktė. O ar girdėjai, kaip gurgleno upė tekėdama į jūrą? Ar svaigai kada nuo ievų kvapo? Ir ar žinai, kas yra meilė? Tu esi mano meilė ir aš liksiu su tavim, pasižadėjo saulės duktė ir žemės sūnus nusivedė ją kletelėn, kur ji išvydo ant sienos pakabintą savo vainikėlį. Veltui kitą rytą saulė vadino dukrelę namo, veltui aiškino, kaip sunku jai būsė gyventi svečioj šaly. Mergelė užsispyrusi kartojo ne ir ne, nes čia esą daug linksmiau negu atrodė saulės viešpatyjai, kuriai pabodė dienų dienas kiurksoti prie ratelio ir verpti. Čia žydi ievos, čia šniokščia upės ir suokė lakštingalos. Tegu jai atsiunčia kraitį ir įkelsianti su žemės sūnum vestuves. Negaliu ir nenoriu tau užginti mylėti žemės sūnų, bet dėl meilės neniekink ir savo gimtinės. Kas bus, jei pasiilgsi namų? Paklausė saulė ir užsklydė veidą juodų debesų šydu. Girdi, kalba su dukteria baigta. Tik jau nesiprašysiu atgal, išdidžiai atrėžė jaunylė. Vestuvės praūžė kaip jau vestuvės ir žemės močia tarė marčiai, kad laikas darbo imtis, liepsianti jai sode bites ganyti, nes kitokio darbo tokia baltarankė juk negebėsianti. Stovi saulės duktė kiauras dienos sodo vidury, saugo, kad bitės nelystų į svetimus avilius, dienos ritosi viena paskui kitą, vienodos kaip bičių dūzgesys. Nebeskraido saulės duktė eikliai sidabro ristūnais, nebešoka, nebesilinksmina su mėnulio sūnumis, nebesiirsto su sesutėmis laiveliu po jūrą. Žagrės nuvarginti žemės sūnaus arkliai vos be pavilka kojas, o jis pats, darbo nukamuotas, nebesako jai ne vieno meilaus žodžio. Atnešk man ievo žiedų iš paupio, kartą paprašė saulės duktė. Ievos juk nežydėm, žinai,
irzliai atkirto žemės sūnus. Veskis mane pasiklausyti Lakštingalos. Lakštingalos amžinai nečiulba. Tu taip seniai mane bebučiavai, argi ir meilė neamžina? Prikišo Saulės dukra. Ir meilė neamžina. Tad kasgi čia amžina? Amžinas yra darbas, atsakė žemės sūnus ir pasiėmęs dalgį išėjo į lauką. Saulės duktė vėl liko viena. Ją apėmė toks tėviškės ilgesys, kad pamiršusi išdidumo atsigręžė į Saulę ir ėmė maldauti. Motute, brangioji motute, išklausyk mane, nebetveriu, kaip pasiilgau gimtinės. Man sapnuojasi vaikystės takai, aš girdžiu savo sesių ratelių dusgimą. Kai vakarais nuo jūros atsklinda irklų pleškėjimas, aš žinau, kad tai mano sesės plaukia maudytis. Klausausi jų dainų, kurias pati jau pamiršau. Motute, mieloji motute, atleisk man ir priimk atgal pas save. Saulė tylėjo, bet jaunylė nesiliovė maldavusi. Mama, motulė, argi nematai, kokia nelaiminga svetur tavo dukrelė? Vadink mane atgal, jei nebepripažįsti manęs dukterė, aš būsiu tavo tarnaitė. Rytą vakarą purensiu tau debesų patalus, blizginsiu pilies langus, šluostysiu dulkes iš po seserų ratelių ir būsiu laiminga, kad tik galėsiu tėviškėje gyventi. Per ilgai visi buvai svetur, tiek ilgai, kad tavo kojos ten įauga lyg šaknys. Nebevaliosiu tau padėti, atsakė Saulė ir užsidengė akis baltų debesies rankšluosčiu. Dukrai ant rankų pabyra krištolo lašeliai, motinos ašaros. Saulės dukra norėjo pajudinti kojas, bet žemė iš tiesų tvirtai jas laikė. Taip ji ir liko žemėje ir virto gėle, kuri ilgėdamasi gimtinės vis gręžia galvą į Saulę. Todėl ją žmonės ir vadina Saulėgrąža. Šratinuko pasakėlės. Na, aš manyčiau, kad iš tiesų ši pasaka yra labai taikliai apibūdinanti Saulėgrąžą. Nes tikrai, jeigu kas pastebėjote, kas auginate namuose ar šiaip kur nors matėte saulėgrąžas, kad jos ir suka galvas pagal Saulę, kurioje dangaus pusėje yra Saulė, ten ir saulėgrąža pasisukusi. Ir čia labai gudriai sugalvota, kad štai pasiilgusi motinos duktė taip suka galvą. Na kaip, Viktorija, tu manai, kodėl būtent saulėgrąža sukioja galvą į Saulę, o kitos gėlės to taip nedaro taip ryškiai? Na, pagal šitą pasaką tai dėl to, kad saulėgrąža yra Saulės duktė. O jeigu taip tikroviškiau pasakys, tai saulėgrąža gaudo Saulės spindulius. Bet juk ir kitoms gėlėms reikia Saulės spindulių. Bet kitos gėlės sukioja ne žiedus, o lapus. Lapus? Iš kur žinai, aš štai pirmą kartą girdžiu tokį faktą. Na, šitą mums pasakė biologijos mokytoja. Štai kaip įdomu. Taigi, o saulėgrąža skiriasi tikrai nuo kitų gėlių? Na, kaip supratau, tai skiriasi. Ir aš manau, kad jis skiriasi ne tik tuo, kad jie ne lapus suka į Saulę, o suka žiedą, bet dar skiriasi ir tuo, kad ją galima valgyti, tas saulėgrąžas. Kaip ten viskas vyksta? Ką ten valgom? Na, valgom kaip nuo obels obuolius, tai valgome nuo saulėgrąžos jos sėklas, kurios yra tikrai labai skanios, aš jas labai mėgstu. Ir jeigu jas būna skrūdintos, kepintos, jas galima ir taip paruošti. Taip, būtent. Taigi, o kas nežinote, kad saulėgrąžas yra valgomas, tai auginkit saulėgrąžas, kai jos prinoks ir jau tie jų viduriukai juodi patamsės, bus visai juodi ir jos bus galima lengvai išlūpti. Pabandykite įsigliaudyti ir tikrai pamatysit, kad saulėgrąžų sėklos yra labai skanios ir aš manyčiau, kad jos yra netgi sveikos, nes skaidulos sveikos yra žarnynui, virškinimui, visam žmogaus organizmui. Na, šiaip visi vaisiai yra sveika. O sėklos yra vaisius ar daržovė? O štai geras klausimas, saulėgrąža vaisius ar daržovė? Na, šitą tai nežinau. Galbūt tai yra sėkla, dar atskira kategorija. Taigi, o dabar, kaip tik apie gėles, paklauskim vaikų nuomonės, paklausykim klausimėlio, kokios gėlės yra jų mėgstamiausios ir kodėl. Galbūt kur nors išgirsim ir saulėgrąžą arba jasminą. Paklausom. Man patinka ramunės, nes su ja galima daryti myli, nemyli.
Orchidėja, nes gražiausia gėlė. Rožė, nes meilės simbolis. Mylimiausia gėlė - rožė, nes ji gražiai atrodo. Mano mėgstamiausia gėlė yra narcizas, nes tiesiog pas mus jų yra mažiausiai. Alyva tokia graži, kvepianti ir galima ją valgyti. Mano mėgstamiausia gėlė yra kaktusas, nes jis dūrė. Gėlės, 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 jaučiuos kaip per kokį gimtadienį ir per vestuvės visi tik kalba apie gėlės ir man jau tiesiog akise vaidenas ir stovi tas vaizdas, kad vien gėlės nuo kaktuso žiedo iki visokių kitokių gražių gėlyčių, obelžiedų ir taip toliau. Tai irgi juk yra medžiai, kurie žydi, aš jas pavyzdžiui vadinu gėlėmis, nors tos jų žiedus, o ne medžiais. Ne, bet galbūt jau šiandien mums užteks kalbėti apie gėlytes. Ir kaip būtų įprasta, dabar mes užmintume jums mįslę, kurios įminimas sietasi su ateinančios laidos tema, bet šį kartą mes nežinome, apie ką bus mūsų sekanti laida. Ateinanti po atostogų, kurias mes dabar linksmai savo atostogausim ir poilsiausim. Taigi mįslės jums neužduosime, bet norėtume paprašyti, kad jūs, mėly radijo klausytojai, susiradę mūsų Facebooko puslapyje Lietuvos vaikų radijas, siūlytumėte temas ateinančiai po atostogų laideliai. Taip, ir vieną iš tų temų mes išsirinksime ir būtinai apie ją pakalbėsime. Taigi aktyviai dalyvaukite, būtinai susiraskite Facebook puslapyje Lietuvos vaikų radijas ir tiesiog rašykite žinutes, kokią temą norėtumėte išgirsti laidą. Na, o dabar mes labai lauksime jūsų pasiūlymų ir atsisveikinsime iki kito karto. Tai viso gero tada, linksmų atostogų. Čiau, čiau! Su jumis kaip visada buvo Šratinuko pasakėlės.